Sveiki tamstos, turiu 2 dėžutės šiandien iš Blue Dio, atėjo tik šiandieną, užsakinėjau per 11.11. Kas nežinot, galiu šiek tiek papasakoti, tai yra didžiausia Kinijos išpardavimų šventė per metus, didelės nuolaidos ir daug akcijų ir visko kito. Čia yra 2 ausinės. Su akcija man jos atsėjo kažkur tai 15% pigiau negu būtų šiaip kainavusios. Man dar ir kalėdinis pasveikinimas iš Blue Dio. Taigi, tai yra Blue Dio ausinės. Jos yra labai panašios, tik vienas yra susilankstančios, kitos ne. Ką mes čia turim? 57 mm driveris ausinė. Tai, na, sakyčiau, pakankamai didelė. Kaip tokiam kainom ausinės. Šios kainavo 19 eurų, o šitos 22. 4.1 Bluetooth'as, kas yra labai gerai. Reguliuojamas equalizeris. 3,5 jackas. 46 valandos kalbėjimo. Tai turbūt ir klausimo. 1625 valandos standby. Tai yra įjungtos ausinės gali stovėti. Tai yra nerealu. 40 valandų muzikos klausimo. Galima šėrinti muziką. Ir čia turbūt garso numalšinimas turbūt, kad nesigirdėtų kitiem žmonėm, kad tu klausai. Šias ausinės aš jau turėjau panašias įsigijęs, kurios yra štai čia. Jos yra tokios pačios, tik tai mėlynos. Jau turiu kokius 2-3 mėnesius ir sakyčiau, kad jos yra nerealios. Fantastika. Na, šiek tiek vėliau papasakosiu apie jas. Gerai. Komplektukę turim 3,5 džeko kabeliuką. Na, naudoju realiai tik tai lėktuvę, kai kylam, leidžiamės, kaip ir sako, viską išjungti reikia, tada visi įkišu šias. Taip pat pakrovimui mikro USB kabeliukas. Ir pačios ausinės. Sakiau baltas, dovanų, ne savo. Taigi turim 3,5 džekui įkišti, ausiniam pasijungti. Čia matom, yra mažytė skylutė mikrofonui. Taip pat pakrovimo USB jungtis. Persukinėt dainą pirmyn atgal. Ir sustabdyti pauzę bei play. Įjungti, išjungti. Taip pat šitas mygtukas veikia kaip pakelt ragelį. Ir patildyt, pagarsint mygtukai. Jeigu paspaudė abu, kaip ir persijungia equalizeris. Taigi, didinasi štai taip jos. Dydis jų pakankamai nemažas yra, man uždengia praktiškai visą ausį. Nešioti labai patogu, jokių problemų nebuvo. Nu, po poros valandų jaučiasi, kad tu jas užsidėjęs, bet be abejo porą valandų yra nemažai. Taip pat, na, čia yra turbūt dirbtinė oda kažkokia, tai patogumų nestokoja. Dėl kokybės, na, taip pajudinus, taip barška, šiek tiek tarška jos. Bet dėl to buvo ir nukrytusios ir jau naudoju ir tikrai nemažai ir pakankamai intensyviai, jokių problemų nebuvo. Koks pats superniškiausias daiktas su jom yra baterijos darbo laikas. Čia, nu, tikrai galiu patvirtinti tai, kas parašyta, nežinau, kraunu vieną kartą per mėnesį, naudoju kasdieną praktiškai po valandą laiko ir nematau, pamirštu, kada buvau krovęs, tai fantastika tiesiog laikas. Čia atperka visus kitus minusiukus, kurių iš tikrųjų nėra taip daug. Garso kokybė superinė. Aš klausau turbūt ant pusės garso, gal šiek tiek daugiau, ant 70% ir man tai yra per akis. Viso garso ten turbūt galva susproks, jeigu pasileisi. Na, čia nebent jaunimas jau, bet nepatariu ant tokio garso klausyti. Bosai jaučiasi labai gerai, žemiai tikrai gilūs bosai, jokių dėl to
nusiskundimų neturiu, fantastika klausytis muzikos. Be abejo, nelyginu su kelišimtus eurų kainuojančiam ausiniam garso kokybė, bet už tokią kainą, tai čia yra fantastika, nieko geriau nesu turėjęs rankose. Nerealu. Taigi tikrai tokias galiu rekomenduoti. Pasižiūrim, kad turim kitam gale. Iš esmės charakteristika visa kaip ir ta pati. Niekas nesikeičia, išskyrus, kad jos yra lankstomos. Na, taip pat rašo, kad galima paskutinį skambutį paskambinti. Kam buvo skambinta? Tiesiai iš ausinių. Pasižiūrim, kaip atrodo. Na va, jos taip susipakuoja. Na tai lyginant iš tikrųjų keliaujant, susipakuoti yra žymiai patogiau. Tai yra pagrindinis dalykas, dėl ko aš jas nusipirkau. Šiaip pagal svorį yra panašios labai. Praktiškai nesiskiria, galbūt šitas šiek tiek sunkesnis, bet iš esmės nieko tokio. Komplektukas. Komplektukas pas mus yra iš esmės tas pas, 3,5 džeko laidas ir mikro USB pakrovėjas. Na ir instrukcija. Anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių ir taip toliau. Super, kiniečiai pasistengė. Būna įsitraukia ir viskas kinietiškai. Taip, tai va, taip išsilankstom. Super. Labai smagu. Atrodo taip pat patikimai, kokybė panaši kaip ir tu. Va. Panašu, kad šioje vietoje metalas. Ant šitų eina plasmasė, o čia jau eina metalas. Jau maloniau. Aiškiai, turėtų būti patikimesnės. Tikėsimės, kad garsas bus panašus. Na ką, jungtis visos tas pačios, perjungiai tą patys. Na ką, testuojam. Pasibandysiu kaip ir duosiu žinoti, ar gerai. Na ką, garsas identiškas, o identiškas reiškia, kad labai geras. Garso per akis, jokių problemų nėra, groja puikiai, prisijungia be problemų jokių, groja fantastiškai, kas mėgsta muziką su daug bosų, tikrai rekomenduoju. Super daiktas už tokią kainą, už 20 kelis eurus. Na, pirkau per 11, tai gali būti šiek tiek dabar brangiau. Įmesiu linkus, kur yra. Iš tikrųjų superinis daiktas. Verta pirkti. Taigi, parašykit savo komentarus, jeigu jau bandė tokias ausinės. Arba jeigu turit klausimų, visada prašom. Ir iki greito.